Sveiki! Šiandien pašnekėsime apie būdus, kaip apsaugoti jūsų motociklą atėjus pavasariui, išvykus ilgesnę kelionę ar paliekant jį kažkur požeminėje saugomo aikštelėje. Nauji motociklai dažniausiai turi jau įmontuotus immobilizerius bei gamyklinės apsaugos sistemas, signalizacijas. Senesniems modeliams, kuriuos taip pat vagia, mes turime aibę sprendimų, apie kuriuos šiuo metu pašnekėsime, kaip apsaugoti paliekant ar 5 minutėm, ar per naktį. Pirmieji ir patys populiariausi būdai motociklo apsaugojimui tai yra vadinamieji disko užraktai, kurie būna kelių tipų. Paprasčiausi tai yra tiesiog per stabdžių disko skylės pernerami užrakinami, kurie neleidžia nustumti motociklo. Taip pat yra analogai vadinamieji U formos spina, kuri jai leidžia motociklo disko struktūrą, formą perverti, segami ir jie yra šiek tiek tvirtesni. Antro ir trečio aukštesnių lygių spinos jau turi vadinamosius garso signalų. Paprastesnės spinos turi signalą, kuris suveikia nuo smūgio. Tai reiškia, kuomet motociklas yra stumiamas ir disko spina atsitrenkia į stabdžių apkabą, jinai pradeda kaukti. Sudėtingesnė spina, rimtesnė ir brangesnė, turi vadinamąjį 3D sensorių. 3D sensorius suveikia visuomet, kai pajudinamas vairas, kai bandomas pastumti motociklas. Nesuveiks tuomet, kai pučia stiprus vėjas, tačiau visais kitais atvejais, bandant nustūpti, pavogti, pajudinti motociklą, aplinkiniai tai išgirs. Antrasis, saugesnis būdas palikti motociklą ilgesniam laikui, tai yra vadinamosios grandinės arba spinos. Grandinės paprastai yra iš grūdinto plieno narelių, specialių apvalkalų apsaugančių motociklą nuo subraižymų bei transportuojant. Grandininė spina visuomet yra kompaktiškesnė, kadangi jie galima sulankstyti vairiomis kryptimis, be to jinai yra patogesnė tuo atveju, kuomet motociklas yra rakinamas prie nestandartinių objektų ir kai yra sunkus priėjimas. Įvairūs aštrūs kampai bei tokios detalės kaip motociklo rėmas, kuomet reikia ypatingo lankstumo. Reikia prakišti grandinę pro labai mažą siaurą tarpą ir jinai turi būti sulenkta. Kitas grandiniai artimas, tačiau lankstumu nusileidžiantis motociklo užrakinimo būdas, tai vadinamosios trosinės spinos. Forma jų išties panaši, tačiau struktūra visai kitokia. Tai yra itin storas, maždaug 1–2 cm storio plieninis trosas, aptrauktas specialiu apsauginiu apvalkalu. Tai gali būti medžiaginis arba plastikinis apvalkalas. Tačiau jas sutalpinti į motociklo bagažinę ar po galinę sėdynę yra gerokai sudėtingiau nei grandinėje, kadangi jos nebesulenksi taip kaip įprastos grandinės. Dar vienas populiarus, saugus ir šiemet tikrai lietuvių mėgstamas būdas apsaugoti motociklą, tai yra pirmųjų 2 apsaugos sistemų kombinacija. Tai yra disko užraktas, kaukiantis su signalizacija, bei grandinė. Disko užraktas kabinamas standartiškai prie stabdžių disko, per jį perneriama grandinė ir ji apjuosiama aplink tą patį stulpą ar kitą objektą, kurio jau negalima bus pajudinti. Šias spinas patartina įsigyti tiems, kurie motociklą planuoja palikti tokiuose nesaugiuose vietose kaip požeminės stovėjimo aikštelės po daugiabučiais, kur, kad ir užrakinami vartai, tačiau patekti gali praktiškai bet kas. Be to, palikinėdami motociklą gatvėje per naktį ir stovėjimo aikštelėje būsite ramus, kad jo nenustums, o jeigu tai bandysi padaryti, suveiks signalizacija, tai atkreips aplinkinių dėmesį. Tiems, kas motociklą palieka garaže, tačiau nėra tokių objektų, prie ko jį prikabinti, yra specialiai sukurti vadinamieji inkarai, kurie išgręžus grindise 2 skyles įtvirtinami bei per jų kilpą perneriama grandinė ir motociklas yra prirakinamas. Bet kuriuo atveju palikdami motociklą ilgesniam laikui stovėti požeminėje aikštelėje ar gatvėje, geriausia uždenkite jį tiesiog paprastu apsauginiu uždengimu, kuris ne tik apsaugos nuo dulkių, tačiau ir gerokai sumažins aplinkinių žvilgsnių skiriamus jūsų motociklui. Atminkite, kad bet kokia spina geriau nei jokios spinos, kadangi būtent ji gali apsaugoti jūsų motociklą nuo ilgapirščių. Saugaus jums kelio ir neišdildomų įspūdžių.